Labas vakaras. Labas. Mažasis penktadienis prasidėjo Ketvirtadienį. ir oro uoste. Kur lėkiam? Paliekam sniegą Vilniuje. Pasitinkam sniegą vieną. Du turistai iš Lietuvos laukia Pramogos. gražaus metro. Žmonės pasakojo, kad Vienos metro labai gražus. Labai švarus. Tvarkingi. Bus įdomu pasižiūrėti. Penkiolika minučių ir Vienos centrinė stotis pasiekta. Paskutiniai 500 metrų. Mačiau. Paskutiniai 500 metrų iki mūsų ąžuolo namelio, kaip jis vadinasi. Baisiai šalta čia dienai. Vėjas. Kaip užsitikrinti, kad iš kiemo galėtum išvažiuoti? Turisto Lituano atkeliavo į savo Krymy Auk kambariuką. Kaip fainiai čia mus pasitiko, žiauriai cool. Šitame kambariuke pirmą kartą grojo 16-metis Mozartas. Kietai. Šenbruno rūmai buvo pastatyti kaip Habsburgų vasaros rezidencija. Ir per daugiau nei 300 metų čia gyveno ir dirbo įvairūs Habsburgų monarchai. Apsiašarojau ir tekstas juda, palauk. Tuoj. Kaipgi Austrija be kalnuotų vietovių. Ropojam į Galietę, berods taip vadinasi, kuri pastatyta kaip karo pergalės simbolis. Ir ką žmonės ten veikdavo? Pusryčių eidavo. Ir pietų. Prasukom 1 000 000 kilometrų ir kadangi rūmų kiemely yra kalėdinė mugė, sugalvojom, kad reikia kažkokių tradicijų įsivesti ir tos tradicijos būtų po vieną gliuvaino taurę kiekvienoj mugėj. Nes laukia labai šalta, tai reikia nesusirgti
gerklai viską buvo gerai. Ir dar precelių, jeigu rasim. Laimingiausias žmogus pasaulyje. Kas? Zuikis. Nes karštą vyno turi. Pietukų metas. Precelis su sūriu ir šoninė. Ir vyneliu. Skanaus. Dabar greitas sustojimas, pasigrožėti 3 pastatais Art Nouveau stiliaus, kurie buvo sukurti Otto Wagnerio. Jisai yra žymus Vienos architektas ir miesto planuotojas. Priekyje esanti gėlių raštais papuošta siena yra sudaryta iš daugiau nei 13 000 plytelių, kaip atskirų detalių. Neįleido mūsų į muziejų. Sakė, palauk 15 minučių. O jeigu reikia laukti 15 minučių, tai reikia kažką nusipirkti kalėdinį mugėje. Ir kadangi reikia tesėti pažadus, tai karštą vyną ragavom, bet dar yra milijonas gėrimų neišbandytų. Kažką reiks prigriebti, kad nesušaltume lauke. Sekantis gėrimukas – apelsinų punšas. Paragauju. Kuris skanesnis? Abudu skanus. Čia turbūt tiesiog, kad apelsinas įmestas į vidų. Dar reik paragauti. Gal vynas visgi. Mano supratimu, kiekviena kalėdinės mugės vieta turi savo pavadinimą ir atitinkamą puodelį. Kaip tau šitas? Šitas labiau kaip šiltas kompotas. Su laipsniais.
Pietukų metas, 4 vakaro. Labai tvarkingi pietukai mūsų. Dešrytą, rauginti kopūstėliai, girstyčios, pomidorų padažas ir bulvė padaža. Ir gėrimas. Kol dar nėra sniego, bet noris pasimėtyt, tai priveši šieną. Labai jau čia stipriai vaikai dūksta. Ketvirta kalėdinė mugė miesto centre, tai šturmuojam. Kaži, kiek dar liko mums kitai dienai, ar liko? Dar liko, čia pakankamai daug. Dabar reikia sugalvoti, ko norėsim. Aš noriu vaflio. Einam ieškot vaflio. Liūdėsėlis. Valgyt nerast. Nieko gero. Kepa tik tai šakočius. Bet labai norėjom vaflių. Eisim kitur ieškoti. Kas vakarieniai? Negavom vaflių, bet gavom mėsos. Tai pas mane ne visiškai legendinis, bet šnicelis. Kitoj stalo pusėje legendinis šnicelis. Kuo skiriasi? Niekuo. Skiriasi? Kiauliena ir vištiena. Teisingai. Kaip atrodo bandymas patekti į populiariausią kavinę 10 ryto šeštadienį. Ir čia tik vienas iš įėjimo. Už kampo yra dar vienas, eilė tokia pati. Lipame į bažnyčios bokštą, kuris dar 304 laipteliai. Ir visą laiką suktis ratam.
gražios ir spalvotos šios katedros plytelės yra pagamintos po Antro pasaulinio karo Čekijoje. Kiekviena jų turėtų sverti daugiau nei 2 kilogramus, o bendras jų kiekis ant stogo yra virš 250 tūkstančių. Šį kartą leidžiam savo atskirą porciją. Pas mane šnicelis su bulvytėmis. Bratwurst, dešrelės, hotdogas. Dar vienas gėrimas, dar vienoj mugėj. Tai šį kartą paragausim apelsinų romo punčio. Vaikštant po muziejų ir nusprendžiau, kad visi kovingi dėdės su šarvais turi būti karaliai. Taip. Nes visą laiką būna kažkur karalis įsivėlęs. Dar viena mugė ir kadangi vakare, tai reikia ir vakarienai kažką užkasti. Sriubos. Pas mane moliūgų sriuba, o čia guliašo sriuba. Batone. Duonai.
Trečia diena Vienoje ir po ilgų diskusijų ir dvejonių, ar važiuoti į Gracą ar kažkur pakeliui pasižiūrėti kalnuotų vietovių, nusprendėm visgi likti Vienoje. Jeigu kada sugalvosit atvykti į Vieną ir užsukti į vietinės kavines, kurios yra įdomesnės ir unikalesnės, tai turėkit omeny, kad didžioji daly reikia palaukti eilėse. Tai čia dar labai maža, labai maža. Belė kokią fainumo kavinę. Gauni močiutės $1, eini, išsirenki vieną iš daug pyragų prikeptų, kuriuos jos nusprendžia vietoj, kokį dabar keps. Ir jos ten tiesiog viską gamina ir daro. Tai išsirenki pyragą, privaro visokių dalykų šalia ir nepaisant, kad tu sakai užtenka, močiutei nepaaiškinsi. Papasakok, ką veikai dabar. Bandžiau atsiskaityti 10 minučių, nes močiutės nenorėjo manęs paleisti. Gerai, kad bent Gedimino klauso. Jis geresnis anūkas matai. Tu čia močiutėm nepaaiškinsi. Nepaaiškinsiu. Sako, šito dar pasėdėsi, dar trūko pyragėlio vieno. Štai turi vėl mergaitiško kaviniai. Skanaus. Mūsų trečia diena Vienoje užsibaigė vietiniam Paupio turgui. Žiauriai graži vieta. Čia panašu gal buvęs koks traukinių angaras, nes apačioje yra bėgiai, palmių prisodinta gyvų, tai dėl to gan drėgna viduj ir karšta. 3 labai pilnos dienos įspūdžių, kalėdinių mugių, kalėdinių gėrimų. Daug visko priragauta bendrai, maistų skirtingų. Tai išvada 3 dienų Vienoje užtenka pilnai, galima žiauriai daug pamatyti, labai daug suvaikščiot, po kokių 20 km per dieną, kviečiam atvykti. Prost. Ačiū. Labas rytas, ką jūs darote? Guten Morgen. Pirkau bilietėlius. Kokius? Į traukinuką. Į kur? Oro uostą. Namo? Taip. O, ne.
Tik 2 minutės. Ar jie spės į traukinį į oro uostą? Spėjom. Draugiški austrai mūsų palaukė. Pasako, traukinys mėgančių nelaukia. Viskas, pasiekėm Lietuvos žemelę. Sniego nebelikę, o taip laukiau, kol grįšim ir čia pusnis bus didžiausias. Tai teks dar palaukti truputėlį.